Po 30 valandų kelionės visai negėda pasakyti, kad atsikėliau 6:30 vakarą, o Aivaras vis dar miega. Nežinau, kada mes čia atsistatysim dabar. O kas svarbiausia, kad Aivarui dar rytoj ir dirbti. Tai va tokia gražuolė esu iš panakties. Pažiūrim, kas pro langą dar šviesu. Fainai, bent jau, kad šviesu. Tai einu iš karto į dušiuką. Ir po to reiks pradėti daiktus tvarkytis. Tai gal šiandien, kaip sakant, padarom dieną kartu. Pažiūrėsim, kokiu ten daiktų ir kiek visko pas mane yra. Iš po kelionės prisikaupę. Latytė labai pasilgus, buvo miegoję visą naktį šalia prisiglaudus. Gėlytės džiugina, kurias jau vakar rodžiau, kad gavau už draugės, tai labai fainai. Tabiem reikia praustis. Nenori, ne? Labai Latutė nemėgst praustis. Nemėgst. Ką ten taip žiūri, ką matai? Viskas, einu į dušą, nes čia iš vis paryčiai daugiau ateis. Galima eiti pro šalį pažiūrėti daiktų tvarkymo sezoną. Prikrauta kaip, nežinau, kaip kokiam bomžynė. Po dušiuko pirmiausia noriu veidui kaukę užsidėti ir šitą kaukę gavau iš mūsų naujos draugės iš Korėjos, su kuria susipažinom kelioniai autobuse, matėt, ir čia net parašyta Made in Korea. Ir sakė, jinai naudoja, jai 5 metai. 5 metai, mes galvom, kokie 25, sako, mergaitė viena pati keliauja. Ir kai pradėjom ten stebėtis, kad jin taip jaunai atrodo, sako, aš naudoju daug visokių serumų, kolagenų ir veido kaukių. Ir vieną ištraukė iš tašės ir sako, vat, imk ir tau čia iš Korėjos. Tai jinai kelionę prisidėjus tų kaukių. Aš kelionį neturėjau laiko iš tikrųjų. Vakarį grįždavau pavargus, rytą skubėdavom anksti. Tai vat, užsidėsim aloją šiek tiek veidui atsigauti po kelionės. Iš karto taip maloniai vėsina. Jau veido odelę, tai ryškiai pavargus, reiks ir kūnui dar kremų prisitepti, nes išsausėja nuo tų skrydžių, o prisitepti losionais kremais nėra kada, tai šiandien ta diena bus. O dabar einu jaučiu ant svarstyklių užlipti, tiesos akimirka. Šiek tiek bijau net ant svarstyklių lipti, bet niekur nedingsiu. Nu žinokit, visai nenuvylė. Plius minus porą 100 gramiukų, kurie gal tiesiog dar iš paskrydžio užsilikė. Nu visai nudžiugino mane. Aišku, didelį tempą laikėm, kiekvieną dieną po 35 000 žingsnių, tai yra šis tas. Tai gal dėl to tas svoris ir išsilaikė. Dar nujaučiu, kad esu iš paskrydžių patinus ir manau, porą dienelį atsistatysiu į savo pradinį ritmą. Nenuvylė manęs kelionė šio klausimu. Latutė ir valgyti ir gerti jau nori turbūt. Prašos visą rytą, nu gerk čia vandenytis. Nu, tai kodavo maivais, ateik, nu ateik. Kodėdavo čia maivais, ką čia man dar kuivaris liepus, kodė čia maivais, eik valgyti. Na, dava tau padėti iš rankos, nori valgyti maivais, ne biški pyksti, biški savo charakterį dava rodai, ką? Instagramą įdėjau story su užklausa, ar norit, kad padaryčiau YouTube video su apžvalga, ką prisipirkau Amerikoje, ir didžioji dalis spaudėt mygtuką, kad taip, įdomu mano šmutkės. Tai truputį pasidažysiu veidą YouTube video, darysiu ilgesnį su pasimatavimu, tai kad nebūčiau labai išblyškus, truputį veidą bandysiu atgauti. Labai sunku dažytis ir žiūrėti į kamerą, nes jeigu nukreipiu akis va šitaip, kad matyčiau save, atrodo, kad nežiūrėčiau į kamerą. Tai žodžiu, dabar pasidažau be kameros ir po to jau pratęsiu šmutkių kilnojimą. Ir čia dabar reikia apskritai viską pradžiai iš lagamino išsitraukti, o po to tik tai video darysiu. Pradėjau krautis daiktus iš tašių, iš lagaminų. Atsivežu sekantį, jau paskutinį. Matot, kad jau rūbų krūva sukrauta, tai čia yra didžioji dalis, ką mes nusipirkom naują savo su Aivaro būdu. Savo Instagram'e prigapojau, paminėjau, kad darysiu rūbų haulą. Tai čia bus sekantis mano video iškart po šio, kitą dieną greičiausiai, nes nespėsiu taip greit visko sumontuoti ir parodyti.
nes norėsiu ir parodyti, galbūt pasakyti ir kainas ir dar apsivilkus parodyti, kaip ant manęs atrodo. O dabar žiūrim, ką dar čia turim. Aš net iš tikrųjų pati esu kai ką pamiršus, ką vežėmės iš namų, ką parsivežėm, nes čia tokia makalynė, Aivaro daiktai susimaišė viskas, tai kiti daiktai dar man pačiai naujiena. Laimės šulinį parodė, ką turiu šiandien man naujo. Daiktai nesukrito visi savo vietai. Čia bus prie rūbų holo Karl Lagerfeldo rankinė. Čia yra į apsauginį maišą įdėta, tai dabar nerodysiu, kad būtų intriga, ko laukti, kad galėtumėm pažiūrėti kartu. Aš tai prisimenu, kaip atrodo, bet sužinosit ir jūs. Šitą rankinę jau galėjot matyti mano storijose, tai tokia nebuvo brangi, 20 kažkeli eurai. Šitą galėjot matyti ne vienam mano story, nes aš ją iš karto ir dėvėjau, nes jinai ganėtinai patogi ir talpi. Čia pagrinde būdavo mano pasas, piniginė, žodžiu, visi svarbiausi daiktai prie vietos. Ir jin ganėtinai talpi. Šiaip ją galima dar dėvėti be šito ilgo šniūro. Tiesiog kaip paprasta rankinuką šitaip. Tai man atrodo, kad jin dar ne vienoje kelionėje man pasitarnaus, nes tokia patogi, kol nesudraskysiu, kol nesupliš. Tai jinai bus dabar mano jaučiu favorite, nes tą, kurią prieš tai turėjau, jau ganėtinai sutryniau, dėl to šitą man taip ir patraukė mano dėmesį. Grįžtam į šitą turinį, ką čia turim, šiaip daug kojinių prisipirkau, nes ten pigios kojinės Adidas Puma po euro nekainuoja. Apatinės kalnaitės į šitą iš vaikiškos skyriaus pirkau, tik tai XL dydį ėmiau, tai šiandien jau vienas dėviu, tai pasiteisino, patogios ir geras. Geriausias mano pirkinys šitas, bet apie jį pakalbėsiu didžiajam hole, žinoma, daug saldumynų ir didelė dalis bus lauktuvių. Aivaro batai iš Lietuvos, tuos aptarsiu viską didžiajam hole. Dar saldumynų. Kelionėse aš visus rūbus dedu į tuos vakuminius maišus, nes labai patogu išsiurbia orą, daugiau gali visko sutalpinti. Minusas toks, kad kai per daug pridedi, tai gali per sunkiai sverti. Šitą maišę viskas, kas yra nauja, ką pirkom ten. Aivaro Puma trenigiukas, pažiūrim kainytę, 25 eurai. Aivaro stiliukas. Tai dar Aivaro rūbai, tai bus labai įdomu, kad komentaruose parašytumėt, ar norit Aivaro rūbų holo, nes Aivaras jaučiu rūbų prisipirko daugiau negu aš. Pas mane yra striukė, džemperis, 2 džemperiai, žodžiu, irgi šmutkių nemažai, tai bus ką parodyti. Čia tiesiog yra jau padėvėti rūbai, kuriuos reikia skalbti ir tą aš tuo ir padarysiu. Einam iš karto į skalbyklę. Iš po kelionės man svarbiausias dalykas yra kuo greičiau viską išsiskalbti. Ir aš net vakar naktį grįžus dar vieną skalbimą uždėjau, bet jų bus kokie 3, nes ir mano ir Aivaro kartų rūbai. Kas stebėjot visus video, tai mes ir pačioj Amerikoje 2 kartus buvom skalbyklę susiradę, bet aš buvau pasiskaičiavus tiek švarių rūbų, kad kas 5 dienas užtektų skalbimą darytis. Ir dabar jau visus nešvarius parsivežėm atgal. Aivaro tokia raudona neaiškios kilmės maikė, tai dedu prie tamsių, kad paskui mane nudažytų šviesių kažko. Mano skarelė šilkinė, tai jinai dažymo nebijo. O daugiau dar baltus rūbus reikės skalbti. Noris man, kad kuo greičiau namai būtų švarūs, visi daiktai išdėlioti savo vietas ir greičiau galėčiau atsipalaiduoti ir kažką savo malonumui užsiimti dar po atostogų, ne tik tvarkymais nuolatos. Kol manęs nebuvo namie, per Vintedą pardaviau šitą telefono dėkliuką, savo seną telefono Burgos dėkliuką. Neblogai čia dar atrodo, tai įdėjau mažesnę kainą ir dabar turiu visus Vintedo daikčiukus išsiųsti, ką spėjau parduoti. Šiaip Vintede žinojot, kad galima užsidėti atostogų režimą, kad jūsų paskyrą primigdytų ir negalėtų pirkimų daryti, nes šiaip Vintede turi išsiųsti daiktą ten iki 5 dienų darbo. Tai dabar pažadinau savo paskyrą. Tai jeigu ką, mano paskyra vadinasi architekte, palieku čia pavadinimą, kad matytumėt, kaip tiksliai vadinuos, gal kažką rasit savo, nes tiek naujų šmutkių prisipirkau, tai reikės spintą peržiūrėti ir gal ką naujo dar sudėti į Vintedą. O dabar tai vat šitą švariai suruošiu, originalus Burga dėkliukas, dar tikrai kažkas panaudos,
Nėra pirmos jaunystės, bet tikrai dar netragiškos būklės. Žiūrim žinias, dar net atsisukom keletą dienų atgal, kad orientuotumėmės, kas vyko Lietuvoje, kol mūsų nebuvo. O aš šiandien į parduotuvę nebespėjau nuvažiuoti, tai valgau namuose, ką turiu. Tai radau tokią užpilamą košytę. Tai tikiuosi, kad užteks man šiandien, dar gal kažkokius užkandžiukų rasiu. Nes vėl atsikėlėm, kol susikuičiau, kol užsidėjau skalbinius ir žiūriu, kad jau parduotuvė nebedirba. Bet rytoj važiuoju mamytės aplankyti, tai pavalgysiu greičiausiai pas mamą. Gal kažką, kokio kugeliuko arba cepelinų padarys, kažką lietuviško. Aivariukas irgi alkanas nesėdi, tai gerai, kad kamerai pas mus visada visokių šaldytų produktų, tai net lėkštės nenaudoja tiesiai ant dėžutės, pasišildęs, išsitraukęs iš orkaitės. Padažiukai skaninas. Tekila. Amerikietiškų padažiukų. Ne, tekila. Ar Tekila. labai buvo aštrus? Nu, ar tavo skonio receptoriam tinka? Aš tokių nemėgstu aštrių. Bet visai skaniai atrodo. Užsipylė visą aštrumą, kad tik tai aš nepaimčiau paragauti. Gerai, man tų picai taip nereikia. Už pakelionės reikės biškelį. Kelias dienas susijimti ant salatyčių. Nu ja, ypač pastėti kokiu cepelinu. Pradžioje aš tiesiog atsirušiuoju, kur mano daiktai, kur Aivaro. Čia vat mano tokie šortukai bus, gal sportui. Keletą daiktų nupirkau ir savo mamai lauktuvių. Čia Puma Aivarui. Tai 5 Puma kelnaitės vyriškos kainavo 18 eurų. Tai vienos, kas čia gaunas 3,5 grubiai, ne? 5 iš viso. Prie šortų dar tokią maikutę. Toks pastebėjimas, kad dydžiai labai netitinka realiai. Aš viską savo Lietuvoje perku maždaug M dydį, o tenai viskas man buvo SXS. Tai va dar ne viską buvau ten pasimatavus, įdomu, ar viskas tiks. Čia tai Aivaro maikių krūva. Viena iš tokių vat gesiukas. Ir šitą maikę kainavusi kažkada $30. Tai Aivaras mokėjo gal kokį 14 eurų. Kaip kainų skirtums, ne? Tokios kaip gesai Amerikoje, tai iš viso žiauriai pigus. Nu, labai gerom kainom gali gesų prisipirkti. Ar dailus mano bateliai. Tai juos pasimatuosiu apžvalgos video ir parodysiu iš arčiau. O čia matot, praktiškai jau viskas yra trušiuota vien Aivaro. Tai čia Aivaras vieną atskirą savo vyrišką holą galėtų padaryti. O mano krūvelė štai tokia. Nu, šiaip irgi nekukliai, tai laukit kito video, nes aš dabar einu dar kažką persilyginti, nes kai maišuose buvo, tai čia daug kas yra ir susiglamžę. Tai kitam video pilnam viską parodysiu, išsimatuosiu ir žiūrėsim atidžiai. Noriu perlyginti kai kurios rūbus. Čia tokią maikutę mamai nupirkau. Žinot, iš tų visų vakuumuotų maišų, kai ištraukiu, labai susiglamžę viskas būna. Tai rytoj važiuoju pas mamytę, tai noriu nuvežti jau visus daikčiukus, ką jai nupirkau, kad pas mane nebestovėtų. Bet noriu ypač rūbai, kad būtų tvarkingi, tai tuoj šitą išlyginsiu, parodysiu. Čia tokia paprastai maikutė, iš tikrųjų mama dabar irgi ruošiasi važiuoti atostogų. Nebeprisimenu, į Tenerifę atrodo. Tai tokia kasdieninė, kad galėtų eiti kažkur viešbučio teritorijoje vaikščioti. Nu, ne kažkokia puošni, bet kad pasikeisti kiekvieną dieną turėtų ką. Ir kas svarbiausia, kad, kaip jau ir minėjau, Amerikoje labai netitinka dydžiai. Dėl to esu ne vieną kartą jau nudegus siunčiantis ir vis atsižadu kažką siųstis iš Amerikos. Nes M dydžiai yra, kaip nežinau, kaip mūsų lietuviškai XL netgi. Tai esu paltą labai gražų ir brangų atsisiuntus ir po to kiek vargau, kol aš jį pardaviau už pusę kainos. Nes už pilną kainą tai niekas kaip ir čia Lietuvoje gali ir pigesnio susirasti, aišku, ne tokį pat, bet nieks nenori daug išlaidauti. Nebuvo per brangus tas paltas, bet už tą mano pirktą kainą nieks nepirko. Tai va, tai su amerikietiškais rūbais nesimatavus ir labai rizikinga, nebent jau visiškai turi centimetrai būti surašyti. Tai va,
Mamai praktiškai XL rūbus pirkau, nors tikrai mano mama Lietuvoje nešioja ganėtinai didelį dydį. Dabar mano mama daug svorio yra numetus, tai visai fainai, kad jau gali iš bet kokios parduotuvės prisiderinti pačios didžiausios realiai jaučių dydžio rūbus. O amerikietiškus XL'us, 1X rūbus pirkau. Gerai, tai toj parodysiu mamuko maikutę vieną. Va. Tokia paprasta, bet šiaip tokios dabar kažkaip, man atrodo, Lietuvoje visai madingos tos tokios paprasto trikotažo, bet su tokiu skaičiu tigriniu. Nu, tas skaičius jokios esmės ir reikšmės neturi, bet tiesiog. Va tokia maikutė. Tai dabar prieš pradedant lyginti dar šitą parodysiu. Tai čia yra Tomio Hilfingerio originali maikutė XL, tai dėl šitos dvėjoju, ar tik nebus per daug aptempta. Kad bus aptempta, tai faktas, jinai nėra laisva, nes realiai va čia yra XL ir šita yra irgi XL. Abi dvi po 1X ir įsivaizduokit, koks yra dydžių skirtumas. Tai ta pilka bus laisvesnė, o šita tai bus ryškiai aptempta arba per maža. Tai va, kiek trūksta. Ir dar viena tokia, kaip džinsų imitacija, bet labai planyti ir labai malonios medžiagos, labai faina, aš tokį ir savo būčiau nusipirkus. Tai šita irgi yra V2 šita X-u. Tai dar šita gali būti ir per didelė. Nu, va tokia fainulka su širdutėm, bus laisvesnė, apkritus, oversizinė. Tai šita labai faina, tai tikiuosi, kad tiksla, bet tokie pirkinukai mamai dar keletą jau supakuoti, jau į maišą sudėti, ką rytoj mamai išvešiu. Tai čia tos, kuriuos perlyginti reikia, nes dar vieną švarką, tokį megztinį nupirkau, tai jų lyginti nereikia. Jūs rūbus lyginant, išverčiate kitą pusę ar ne? Man apskritai yra kažkokia, nežinau, kažkoks įprotis, ar čia gerai ar ne, bet aš visus rūbus spintoj laikau išverstus, va šitaip. Pas mane atidarius spintą nerasi rūbo gerąją pusę įdėti, aš nežinau. Ir kabinamus, ir lankstomus pas mane visi rūbai nuo apatiniai, tik tai ne. Bet šiaip net kelnes ir tas aš laikau megztinius, laikau išverstus. Nežinau, kodėl aš taip, bet man natūraliai gaunas, aš jau apie tai net negalvoju. Ir mano kai kurios draugas labai stebis, nes sako, mes taip nedarom. Tai įdomu, ar dar kas nors taip daro, kad rūbus spintoj laikytų blogąją pusę. Visus kiaurai. Čia toks mano kažkoks įprotis. Kol vienus darbus namie pasidarau, kiti patys darosi automatiškai. Atsimenu, kai vaikystėje reikėdavo skalbinius rankom skalbti, su Rygos mašina išsuko, paskui rankom skalauja. Grėžė, mano skarelė ir nenusidažė, kaip ir buvo galima tikėtis, jau jinai patikrinta, aš jau žinau, kad jinai atspari tamsių rūbų skalbimui, tai skalbiu tiesiog ją kuo greičiau su pačiais pirmais rūbais, kad jau galėčiau po to greičiau ją ir dėvėti. Aivaras šito treningo net nebuvo kelionė apsimovęs, prasitampė 18 dienų, tiesiog dar toks sunkus, didelis. Ar jums būna taip, kad jūs irgi prisidedat rūbų, o jų kelionį net nepanaudojat? Realiai aš paskutiniu metu jau išmokau apsiskaičiuoti. Praktiškai viską, ką pasiemu, tą panaudoju. Va ir Aivaro raudona maikė irgi atspari. Tai tik tiek, kad galėjau šį kartą vienom kelnėm ir vienu megztuku pasimti mažiau. Nebūčiau jų turėjus, būčiau išsisukus. Aišku, smagu, kai gali pasikeisti įvairesnius rūbus, kiekvienai dienai vis kažkokį kitokį, bet kai važiuoja 18 dienų, tai yra neįmanoma tiek dienų ir prisidėti. Tai pasiskaičiavau, kad kas 5 dienas užtektų visko, kad skalbenkė, kurią naudosimės Amerikoje, vis švarų rūbą kiekvieną dieną, kad turėčiau. Tai tokia ta pirmą dieną grįžus iš po atostogo, dabar skubu daryti video su savo šmutkėm ir rūbais ir laukit naujų YouTube.